Ja šiandien negalėsiu mokyti. Man skauda pilvą. Tai ypatingas skausmas. Aš turėsiu vaikelį. Bartas Simpsonas užtaisė mokytoją į vaiką. Tipiškas Ralfo nesąmonės. Bartas Simpsonas užtaisė mokytoją į vaiką. Ar dabar tu patenkinta savo neištikimo vaikinu? Laidą pristato SEB bankas. Septintokas, kuris pinigus skaičiuoja greičiausiai geriau nei jūs. Ir tikrai geriau nei aš. Tie, kurie pinigus mato tik parduodami, nėra kažkas, jie yra brokeriai. Ne. Ar mokate rūpintis savo biudžetu? Visa tiesa apie finansinį raštingumą. Laidoje Tylūs geradariai. Jau šį šeštadienį 9:30 per TV3. Laidą pristato SEB bankas. Mano maišas pilnas protingos prekės, kaip rodo, kad aš visko aptekęs, reik turėti žinot, ką paimti, padėti apsipirkti, jie manęs prašo metai kelinti. Genijus, rengis kaip Eugenijus. Iki pienas bus 85 centai, o iki marinuotėms agurkams minus 50%. Sutaupyk su iki Clever ir Bila. Patirk mažus džiaugsmus su Jakobs. Ledas! Kurti ateities planus. Štai kodėl mūsų draudimas toks paprastas. Lengva nesuko. O ne kaina, tokia žema kaina, juokinga. Vasario 6-4 dienomis Maksimoje su ačiū kortelė. Biržų duonos sviestinės bandelės viršė €29. Lydytas sviestis Kanum G 4,99. Kaip paruošiami makaronai Reva 29 centai. Maksima, tai ko reikia. Tai ne geriausia elektros kaina. Palygink ir įsitikink valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros kainos skaičiuoklėje. Dabar išgirsite visus Slavičiaus padažus. Čia pasirinkimų skaistinis pikaniškas šlykuštis, bišimų salotus, visas ir raštas čia staiks alyvo gėlėjų, morkų ir papriko, pagalų padažus. Super šeštadienio lygščiai.
Turi stebuklingų Puiku, džiugu, kad gausim vaiką su veidu. Ačiū. Po kelių savaičių. Jokio koko, pavyko. Aš neščia. Klausyk, Bartai. Atsisakym apversto maisto. Bartai? Ak, tu mažas. Išmokysiu tave atsakyti į žmonių maldas. Nemanau, kad šiandien pasipateksim. Kas tau yra, berniuk? Gal kai turiu tėtį, kuris parsivelka ryte be marškinių ir su akmenim ant veido? Nežinau. Kartelė žemai. Reikia pamastyti. Kol mastau, suvalgyk riešutų. Ar jie nepilni mikrobų? Valgyk riešutus. Jie tavo vakarienė. Eisit su mumis. Drops 2. No Robux. Try this app. Play this game. Just 3 minutes. Using this now. Neaiškis mums kaip dirbti. Hotsi ir bob baba hop. Try this app. Yes, this game can get Robux quickly, very easily. Nobody gets rich fast. Show them science.
Padaryk man čempioną. Dorasis Toni, nežinau, ką žinot apie būdų, bet tai veikia tik žmonės. Arkliai nesąmonė. Tu iki ryto padarysi man čempioną, arba tai bus paskutinis tavo saulėtekis. Nežadėkit per daug, bos. Jei tik bus Tai tavo kaltė. Kodėl mano kaltė? Aš čia nebūčiau, jei tu būtum geresnis pavyzdys. Vaikštynės po barus, nuo galių disko golfas. Dariau tai tik dėl to, kad tie žodžiai juokingi. Tavo prastas auklėjimas nukreipė mane keliu į pragarą. Tas arklys padėjo man tapti vyru. Kaip šlykštu. Alus mane iš žavaus berniuko pavertė vyru, kurį matai prieš save. Jie patinka vienas kitam. Nėščia yra nėščia. Ką čia šneki?
Bet yra taip gerai. Dirba TV3 žinios, o svarbiausių dienos naujienų kviečiu aš, Audrė Kudomenė. Ačiū, kad žiūrite. Prezidento rinkimų dalyviai. Vis dėlto dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda paramos iš visuomenės per pastarąsias 2 dienas taip sparčiai nesulaukė ir siūlo pasirašiusiems žmonėms loteriją. Galimybę su prezidentu išgerti kavos. Netgi pastarųjų susitikimų tiek prezidentūroje, tiek regionuose metu, politologų teigimu, Nausėda save piešia paprastų žmonių lyderių, galinčių išspręsti kiekvieno kasdieninės problemas. Pavyzdys, dar vakar vykęs susitikimas su ryšių reguliavimo tarnyba. Skambinam siekdami įsitikinti, ar tikrai tas ryšys egzistuoja. Prezidentas skambina Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai, kuri prieš porą metų neva turėjo problemų su telefoniniu ryšiu. Žinokit, mes dabar nesame žinoti. Pasiekiami iš visų šalių. Šiuo metu norinčių tapti prezidentais vyriausioji rinkimų komisija suskaičiavo 11. Visgi politologai ironizuoja tokią greitą Šimonytę. Jaunimas, kurie mėgsta narkotikus ir dar kažką, tai aišku balsuos. Sekantis daugiausiai parašų surinkęs Laisvės partijos deleguotas kandidatas. Prezidentui Gitanui Nausėdai rinkti parašus sekasi kur kas prasčiau. Tikrai, jis iki šių žinių surinko beveik 6 000 parašų. Kai 2019 metais visus 20 000 parašų Nausėda surinko. Reitingų viršūnėse ištisus mėnesius sėdinti Nausėdą parašais lenkia net advokatas Ignas Vėgėlė. Tyrėjai, kurie analizavo visuomenės požiūrį į Kiniją ir santykius su ja. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų įsitikinę, jog draugiški santykiai su Kinija būtų naudingi ir patiems Kinijai. Kinai ne tik praktiškai nutraukė diplomatinius ryšius su Lietuva, bet ir išbraukė Lietuvą iš savo muitų sistemos. Bandė mums įvesti Viso verslo planą ir kažkokios kelių politikų ten padarytos nesąmonės. Mes turime tapti konkurencingesni negu kiti. Dabar, kai
situacija jau aprimusi. Rytų Europos studijų centras atliko tyrimą. Aiškinosi, koks lietuvių požiūris į Kiniją ir santykius su ją. Tyrėjai išvada, kad lietuviai imlus Kinijos propagandai daro gavę visuomenės apklausų rezultatus, o jie rodo, kad 53% gyventojų pritarė teiginiui, jog Lietuva yra per maža valstybė, kad kritikuotų Kiniją. Beveik Kinijos vidaus politika. Lietuviai iš esmės vertina Kiniją kaip didžiąją galią, o save kaip mažą valstybę. Ir atsispiriant nuo tos idėjos, yra manoma didelės dalies respondentų, kad nereikia pyktis su Kinija. Reiškės, čia Lietuvoje pažeidžiamas žmogaus teisės, tik tai ištransliuoti iš Kinijos. Tai tas toks pakankamai akivaizdus. Žemės laiko jų reikalavimams nepaklususią pagyvenusią moterį. Pamatę vaizdą žmonės kaltina pareigūnus įgaliojimų viršijimu bei žmogiškumu. Jie sako, kad pareigūnų veiksmuose nieko nebuvo neteisėto. Esą moteris turi sveikatos bėdų ir kėlė pavojų aplinkiniams. Šis vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Panevėžio policijos pareigūnai sulaiko moteris, sprogdina Facebooką. Emocijų nesulaikantis Sofos kovotojų už teisybę tuoj puolė fone veikti pareigūnus. Ei, padugnės, ar jūs ir savo mamoms taip rankas sukinėjate? Tik ir sugeba prieš pensininkę jėgą panaudoti gėdą. Na jau visa policija su tokiais veiksmais degraduoja. Vos vienas kitas stoja pareigūnų pusėn ragindamas vadovauti sveikų protų, o ne emocijomis. Juk nuomonę reiškiantis nematė šio įvykio priešistorės. O jau netrukus slaptai viską filmavusio žmogaus įrašas dingsta iš viešos erdvės. Mat paaiškėja, kad Panevėžio pareigūnai tiesiog dirbo savo darbą. Moteris turi sveikatos bėdų, tad gražiuoju paprašyta eiti su policija nesutiko. Vakar apie 14:33 minutės į Panevėžio migracijos skyrių atėjo moteris, kuri ėmė agresyviai elgtis lankytojų atžvilgiu, kelti triukšmą ir migracijos skyriaus darbuotojai iškvietė policijos pareigūnai. Policijos pareigūnai iš pradžių bandė susitarti su moterimi ir kaip ir buvo susitarta, jinai išsivesta į kiemą. O kieme ir prasidėjo tai, ką nufilmavo pro šalį važiavęs žmogus. Išėjus į kiemą, jinai vėl ėmė agresyviai elgtis ir nevykdyti pareigūnų teisėtų nurodymų. Policijos pareigūnai moterį paprašė eiti kartu su jais, ši nesutiko. Tad dėl pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo moteris ir buvo sulaikyta, tačiau priešinosi toliau. Štai dėl to policininkams teko panaudoti spec priemonės. Pareigūnai panaudojo prievartos metodą, kas leido uždėti antrankius ir sulaikyti moterį ir pristatyti į gydymo įstaigą. Medikai moterį paguldė į ligoninę. Dar viena sėkminga ukrainiečių ataka prieš okupantus. 3 galingi